Labas rytas. Šiandien yra 6 diena kaip mino. Lapkričio 29. Gal aš mano fizionomijos ir nelabai matosi, kad aš pavargęs. Bet esu labai pavargęs, labai skauda kojas. Nuo 1 kilometrų popas. Galvojau, gal kairė koja atsigavo, bet ne. Dešinės dabar mažiau skauda, o šiaip vaikščiot sunku. Minti irgi labai sunku. Kiekvienas minimas spaudimas spaudžia ir traukia kojas per kulkšnis, kirkšnis ir blauzdas. Labiausiai tai skauda achilo sausgyslę, kairės kojas. Žodžiu, būsiu stipriai patempęs per pusnis einant. Minu iš Šietlice į Liubliną. Šiandien viso labo yra 103. Lygiai 5 km nuvažiuoti plentu ir tiesiai tokį. Nu, vėliau turėtų būti saulėta. Nurodė bent jau sunshine. Sunshine baby. Kaip suprantu ten. Turiu beveik 20 vidutinį. Komutas rodo važiuoti ten. Čia kas čia per nevalas. Po 20 km ir esu grinam miške. Čia prie bokštelė. Turiu 19,5 vidutinę. Kažkaip net neįsivaizduoju kaip. Saulė nelent rūškama tokia. Norisi tą bokštelį ten nueiti, atsigulti, tokią marinti. Nu, jeigu tokie keliukai toliau, tai aš su laiminga pabaiga grįšiu ir gal netgi su šypsena. Įvažiavau šitą mišką čia, kur sakau, tipo iš geresnio į pusiau gerą kilometrų nuo Baltarusijos. Tai nenustepčiau da, jeigu kokią mešką raščiau, blėt. Bekimarinančią, su ežiuku rūkančią. Visai fainiai. BMW laksto. Nu, kiut, tik jis norėtų saulės. Tokį single tracką. Visai nieko. Riedamas. Ne vienas įstebėjęs dviratininką, kuris važiuoja per Lenkiją. O tokiais va, reik kurva vėl važiuoti. Nu čia blėt. Duokit man pleženkės. Apsimausiu padovanotas šortus tos, nebežinau, kaip kalbėti. Pamiršau žodžius visiškai. Esu žiauriai egzaustėt. Saulė nelend. Noriu sustoti va čia ir nieko nepadaryti. Nes kol kas mane žiauriai mutin ir aš dar iki to mišką nedavažiuoju. Nes va suksiu kairę ir vėl važiuosiu laukais, blėt. Mano komentarai sako, viską už mane patį plentų važiuoti. O čia važiuoju va tokiam nesąmonėm prie nulinės temperatūros ir kiekvieną dieną. O, dievai. Į laukus. Simbas laksto. Bembiai. Antras bėga. Ir tokią maurinę atvažiuoju. Kunius. Ką? Blėt. Eich tu nahui. Pizė kiek agregatų prisistatęs. Kurva, kaip čia iš čia? Eich tu nahui. Aš čia šiandien važiuoju tik 103 kelius kilus, blėt. Bet čia tokiai tepu lepu, blėt. Pažiūrėkit, kiek čia šunų. Ant kiekvieną kampą. Pažadinau visus kaimynus. Iškvieskit kas nors saulę. Būkit geri. Šitą kelionę kol kas prasidėjo katastrofiškai blogai. Žiūrėsim, kaip čia toj Slovakijai seksis. Iš vis čia kaip prasidės tas kalnys, blėt. Kas čia bus? Aš neįsivaizduoju, kas čia bus. Ką ir kur reiks daryti. At labai įdomus dangus davo paliko. A gali būti, kad saulė išlys. Pažiūrėjau videką, kurį žmona susuka iš vakaro. Prižvengiau. Ašarą nubraukiau. Motivacija biškį pakila. Važiuoti 5,5 km. Šitokio va. Va tokio va. Palinkėkit man sėkmės, jeigu šiandien grįšiu su tam šviesa. Nes aš jau noriu va čia va sustoti. Ties. Įvarai va tokiais. O ir viskas, į valandą, jeigu 15 km nuvažiuoju. Meniu ten labai gerai. Va taip va, šliumpinu viskas. Sužinosit. O,
Žiūrėkite, kokį važiuoju. Vo. O! Sveiki atvykę salos gyventojai. Papūstė jam fire, va. Nežinau, ką aš čia, blėt, važiuoju. Ne dieną, bet aš save nutikinėjau, kad jinai, blėt, bus lengvesnė. Išravėk, nachu, ir išvažiuok ten. Ne, kurva, pisa. Bet svarbiausia, tą pačią dieną išvažiuojus. Tą pačią dieną ir grįžti. Ir... Au! Važiuot laukais, važiuok. O ką tu? Ne to norėjai. Nu juk to norėjai, nu. Nu tai ir varyk dabar. Kap didelis varyk. Žodžiu. Važiuojam. O ką daryti? O ką daryti? Neverksiu, blečia. Vidury laukų. Nepaskandinsiu savęs čia savo tom ašarom. Niekas nepadės nuo to miško, o taip tysė. Dabar reikės riuglinti. Tarararara. Kas čia, blė, taip išdaužė. Čia stirnas taip išlakstė. Bembiai čia tie. Su savo kanopom. Oho. Blė, nenorėčiau gauti iš kojas. Eik tu savo čia ir reikalų. Oi, oi. Ai, ai, ai. Na, 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 na. Įsijungiau muzikos. O, biški geriau. Čia kažkas irgi važiavo, bet matos, kad čia važiavo su motokrosiniu pagal padangas turi. Jam tai čia be pigų. Susėdęs kaip ant arklį nujoja. O man čia va, kaip pralekė su savo blėdėn durkė, pabrizijas su rankena, piso MTB, mountain bike. Ir va, komutas sugalvoja, kad čia blėd mountain bike. Kosmosas, vada, čia per suartą lauką reikės važiuoti. Nusikaliu kaip šuo. Bet, kad čia net nesimato prošvačių, kad čia mišks, kad čia... Tas blėd nesupranta, kas yra mountain bike. Nu ką, pasiekiau Liubliną. Jėzus Marija. Dar lika 3 kilometrai. Iki bookingo valandėlę dar. Uno. Ir bus šiandien 157 kilometrai. Jei, nuotaika pagerėja, nes kelis pagerėja. Realiai išvažiavus iš mišką vienas falts. Tai žodžiu, nu tai dabar kapoju, žodžiu, dabar dar nežinau, kai jis bus iš Liublino. Išvažiavus ten, mačiau kažkokia vieta bus lyg ir lauką. Nu žodžiu, žiūrėsim.